Sveiki! Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė savo pasirodymą Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse baigė po ketvirtfinalio etapo. Apie šias rungtynes ir visą krepšinio rinktinės olimpinį ciklą kalbiname legendinį Lietuvos krepšinio trenerį, buvusi Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą Vladą Garastą. Sveiki, Vladai! Labadiena. 3 pirmosios ir 3 paskutinės rinktinės rungtynės. Didelis kontrastas, tiesa? Nu taip, didelis. Kas atsitiko? Kas pasikeitė? Uždavinys buvo Lietuvos krepšinio rinktinės patekti olimpinės žaidynės. Čia jau yra didelis laimėjimas, kadangi tai buvo 7 olimpinės žaidynės, kuriuose jau atstavo mūsų krepšinis. Toliau federacijos vykdomasis komitetas priėmė tokią programą, kad krepšininkai mūsų rinktinėje turi žaisti 8. Taip pat viskas įvyko. Praktiškai tai yra visi uždaviniai įgyvendyti, nes tokioj olimpinės žaidynėse nedalyvavo tokios komandos, kaip sakysim, praeitų metų prizininkas Rusija, kur buvo 3 vieta. Prašau, po 4 metų jų nėra. Italija, tokia komanda. Ir man labai patiko, kada man vienas žurnalistas yra pasakęs anksčiau, sako, jeigu mūsų ten nėra, reiškia iš viso mūsų nėra. Labai gerai pasakyta. O visgi mes ten buvome. Lietuva ten buvo. Ir žaidimas 8 tai yra didelis pasiekimas. Dabar galim palyginti su kitom sporto šakom. Sakysim, tu bėgi 100 metrų bėgimo finale. Kiek ten? 8. Tai kaip, didelis pasiekimas? Skaitau, labai didelis. Nu, kad daleiskim ir Meilutytė ten laukia čia visi to jau medalio panašiai, bet jį plaukė finale. Vis tiek yra didelis pasiekimas ir jau ten, kaip sakant, paimant politinį atžvilgių, Lietuvos vardas minimas. Ir vien tas dalyvavimas mūsų rinktinės yra ir politiškai labai daug duoda, nes prieš kiekvienas rungtynės, aš savo laiku esu klausęs vieno premjero, kur, sako, kokioj sporto šakoj mūsų himnas grojamas 8 kartus ir keliama vėliava. Nu, nesugalvosiu, žinot, kai krepšinį žaidžia olimpiadai. Teisingai. Tai vien toks dalykas primena, kad reiškia tokia Lietuva dar egzistuoja. Tai, mano manymu, viskas yra gerai. O dėl to, kad įvyko tokie dalykai, čia reikia jau analizo. Analizo reikia. Sakyčiau, reikėtų, gal, koks analizas turėtų būti? Turėtų būti, skaitau, gal testavimas, pažiūrėjimas, žaidėjai, kokios formos, kaip greičio savybės, kaip jėgos savybės, kaip ištvermės savybės turėtų būti. Toliau, skaito, medicinė kontrolė turėtų būti padaryta. Kam esmė įvyko? Aš galiu pasakyti iš savo praktikos, kada savo laiku trenirau Kauno Žalgirį, tada to laiku Sabonis buvo trauma ir mes vis pralošėm ten po 1, po 2 taškus. Paskui nutariau, kad reikia padaryti medicinę kontrolę. Pasirodo, kad mes būdami ilgai uždarose patalpose, keičiasi kraujo sudėtis. Atsiranda per daug anglies dvideginio, yra neaprūpinami gerai krauju ir deguonim raumenys ir to pasekoje žaidėjas toks būna apsivėlęs, toks mieguistas ir panašiai. Reikia gryno oro. Ir mes iš karto padarėm išvadą. Vieną savaitę išvykom lauke, rytą mankštos lauke, po pietų lauke krosai, futbolas, iš karto ir pažvalėjo. O tada galėtum kažką pasakyti. Nu, apie psichologiją čia treneris yra užsiminęs. Nu, aišku, kada tokie dalykai turbūt ir su psichologija nėra labai gerai, ypač ne visi vienodai perneša nesėkmę. Vienas, reiškia, dar galim pagalvoti apie žaidėjų charakterius. Pavyzdžiui, yra intravertas, yra ekstravertas. Intravertas yra toks žmogus, kuriam atsitikus bėdai jis visą laiką užsidaro savyje, jam viskas aplinkui tamsu, jam liūdna, jis nelinksmas, o ekstravertas toks yra pilnas optimizmo. Jis, reiškia, įvyko, nieko mes atsigausim panašiai. Kas čia žino, gal toj komandai tų intravertų yra per daug ir panašiai. Čia aš kalbu iš psichologinės pusės. Taip, kad čia dabar mes nepasakysim, kiti sako, čia per daug, taip toliau. Aišku, nėra linksma, bet faktinai tai nematau ir kad reikia per daug liūdėti. Tik tai reikia gal padaryti išvadas, kad ateityje to dalyko nepasikartotų. Kiekvienas pralaimėjimas savotiškai yra pamoka. Reikia iš to išimti
ne tik nešim, bet ir gauti kažkokią tai naudą. O tai yra mano toks mąstymas. Na, bet Lietuva turbūt nėra nei 50 taškų prastesnė objektyviai komanda už Ispaniją, nei 26 už Australiją. Ar gali būti, kad kažkurio metu tiesiog subirėjo komanda mače su ispanais? Gali būti, subirėjo, kada išėjo tam tikras taškų. Reiškia, koks yra dalykas. Aš prisimenu buvusio savo pirmtako šviesios atminties Butauto žodžius. Kad jeigu neįnasi tau žaidimas, neįnasi metimai, tu pozicijam puolime turi kuo ilgiau žaisti. Suprantat, Bet tai ir darydavo senesnės Jono Kazlausko rinktinės. Klampi gynyba, ilgas žaidimas puolime. Tai buvo kitoks žaidimas, negu mes matėm. Kas yra? Mes skubėjom. Ir reiškia, tik tai mum įmetam, pop, ir metam. Ir nėra. Ir mu atgal. Ten, reiškia, pavyzdžiui, per minutę, paimkime minutės laiką. Kamuolį galim laikyti, ten, sakysim, 24 sekundės. Nu ir dabar ta varžovas įmetė metimą. Tu kamuolį žaidė ilgiau, neįmetė. Ir pasakysiu, kad laiko per daug ir nebelieka ten atsakyti. Jau beveik galim tą minutę, kad praeitų 2-0 arba 3-0 varžovo tik naudai. Bet dabar suprantate, jeigu per 10-15 sekundžių tu gauni 3 metimus, tai reiškia savotiškai tu padėti. Nu, gal aš suprantu tą jauną žmogų, jis nori iš karto atsiranšuoti, jis yra geroj padėti, jis meta, jis paskuba ir metimas gaunasi netikslus. Ir tokiu pasieku tas krepšinis greitai labai viskas eina. Prisiminkim, kad ir su Brazilija kaip buvo, taip? Turėjom tiek, o paskui žiūrim, kad vėl čia atmetė ir panašiai. Čia krepšinį tokių dalykų labai daug būna ir čia nėra ko stebėtis. Visi sako, galima pralošti, bet ne tiek, bet taip išėjo. Tik tai dar reikia gal taip pripažinti, kad visgi gal tas komandas ir stipresnis yra už mus. Ir žaidėjai gal geresnio meistriškumo. Nes pas mus yra jaunų žaidėjų, davininkų žaidėjų, kurie skaitau, gal ateityje bus puikų žaidėjai, bet dabar dar jie nėra to ir turbūt gal nusileidžia mūsų varžovom, kai kuris ypač mūsų gal vidurio puolėjo pozicija silpnesnė, gal kraštinės. Ir aš bežiūrėdamas varžybas labai pasigėdau Motiejūno ir Kleizos. Na, Donatas dar gali grįžti turbūt kitais metais. Dar gali grįžti. Kleizai tai... Linas jau nebebus toks, koks buvo. Nebebus, teisingai. Nes krepšinį, tai matot, čia ne taip, kad išmokai važiuoti dviračiu ir tu užlipai ir važiuoji. Bet čia gal ateini. Jeigu tu nedirbi, nestreniruoji, tau viskas ateina. Tau susilpnėja raumenys, raiščiai, kvėpavimas, širdies darbas, visas kompleksas. Ir kad tu jį kol atstatai, gal reikia kokių metų, kad atsigautum. Minėjot, kad labai perskubėdavo rinktinė ir tas gynybinis krepšinis, jis nebuvo toks, koks būdavo anksčiau. Anksčiau mes būdavom komanda, kuri praleidžia mažai taškų, kažkaip išgimdo pergalę, dabar vidutiniškai 86, daugiau negu 86 taškai praleisti per rungtynes. Tai irgi yra perskubėjimas, psichologinis dalykas, gal komandai psichologo tada reikia? Aš nepasakyčiau. Aš skaitau, kad ir Kazlauskas yra geras psichologas. Turi didelę patirtį. Jis pats sakė kitaip. Aš suprantu, kaip reikia kalbėti, sunku treneriui kalbėti apie save. Bet aš gerai pažįstu, kadangi savo laiku kartu buvom olimpinės žaidynėse 96 metais ir po to viskas ėjosi. Taip, kad kažkaip tai, žinai, save plakti gal nereikėtų. Nes yra iš viso trenerių kolektyvas, yra, kurie tarėsi, kalbasi ir taip toliau. Ir skaitau, žaidėjim truputį reikėtų ir pagalvoti apie savo žaidimą. Dar vienas dalykas toks yra, gal ir tas svarbu yra. Kažkada buvo Italijai pasaulinis krepšinio trenerių konferencija pasaulinė buvo, kuriame buvo vienas dalykas nagrinėjimas dėl spaudos apie krepšininkus. Ir ten buvo toks klausimas iškeltas, kad kartais spauda savo straipsniais aplenkia žaidėjų meistriškumą. Jis nėra toks, kokį mes jį padarom. Ir tas gal kitą veikia. Jeigu aš, pažiūrėjau, jūs sakysiu, žinot, koks jis vyras, koks kaip atrodo, tai jūs dar kiek ir turbūt ir patikėsi, kad taip yra. Ir ant galo psichologinis dalykas, tu gali, pasakydavo Nelsonas, kuris buvo pas mus komandai treneris, Donas Nelsonas savo laiko pradžioj. Jis mėgdavo sakyti, tu gali,
Supranti, tu gali. Ir pagal tikrai, ko aš negaliu, aš galiu. Ir šitas įtikinimas gaunasi. Tai čia yra teigiamas tada žiniasklaidos poveikis? Teigiamas poveikis, bet nereikia pervertinti savęs. Biškai reikia kritiškiau galvoti apie save. Ką aš nuveikiau. Pavyzdžiui, dabar mes sakysim, nagrinėm rungtynes. O jis pelnė ten tiek ir tiek taškų. Bet palauk, jis kažką dengia. O kiek tas jo deigiamasis pelnė? Aš pelniau 15, o tas gal 20 taškų pelnė. Ir tu sėdi -5. Tavo tos -5 turės išlygyti tavo partneris, Jonas, Petras ar kas nors. Taip? O šito nėra. Čia bent tik tai reiškia puolimas. O palauk, ir ta gynyba. Arba, sakysim, kova dėl atšokus kamuolių. Sako, o jis pasiėmė 10 kamuolių. Palauk, nuo kur jis pasiėmė tos kamuolius? Nuo savo krepšio. Tai Dievui sakyta nuo savo krepšio pasiimti kamuolį. Bet kiek tu nusiėmė nuo varžovo lentos kamuolį? Vot kur svarbiausias yra rodiklis. Sutinkat su manimi? Taip, bet žiniasklaida jinai visada panašiai reaguoja į rinktinės ir pergalės, ir pralaimėjimus. Ir čempionatai būna skirtingi. Turbūt, aš suprantu, nežinau, ar nereikia laukti, kaip sakant, giria tai giria, paskui nereikia laukti, kad tavęs ilgai lėsis. Taip, bet žiniasklaida jinai kritikuoja visada, jinai tokia yra visada, o turnyrai yra skirtingi. Visose srityse kritikuoja. Kritikuoja premjerus ir prezidentus ir taip toliau, čia nieko stebėtino nėra. Tik reikia šitą viską priimti realiai. Visada reikia galvoti, kaip treneris buvau, tai aš vis galvoju, ką aš negerai padariau, kur aš esu kaltas ir panašiai. Aha, ten ir ten. Dabar kartais mes nuklystam, teisėjas negerai šilpia, vėl kažką darė ten, vėl tai panašiai. Tai tokie dalykai. Bet gal reikia konkrečiai pasakyti, gal mes esame už tas komandas dabar ir silpnesni, suprantat? Tik tai jūs kalbat, kad per daug ten primetė. Daleiskim. Bet faktinai tai... Ko gero lūkesčiai tie buvo tokie dėl to, kad rinktinė iki tol rodė labai gerus rezultatus. Ir dabar iš to lūkesčių ką mes matom? Ką mes matom? Tai turėtų verkti ir su mumis kartu, kas ir Brazilija turėtų verkti, ir Kroatija tokia, ir tokia Argentina. Taip pat, pažiūrėkit, kokie sėkimo olimpiadose. Jie stovi šalia mūsų, greta. Ir turėtų apsiverkti, turėtumės apsikabinęs jais kartu paverkti. Ir ko gero, tas efektas toks jisai yra todėl, kad pradėjome mes tai ganėtinai sėkmingai vis dėlto. Sėkmingai pradėjome. Prieš Braziliją pirmą rungtynių pusę žadėjo daug, kad ta komanda gali gerai pulti ir taip toliau. Ir paskui buvo tas nusivylimas. Tai žinot, po tokio aš jums kalbėjau apie tos charakterių bruožus, ekstravertas, introvertas, gal kartais. Reiškia, tas rungtynės su ta Ispanija, tokios gal jis ir turėjo tam tikrą įtaką. Gal tikrai, noriu pasakyti, faktinai žmonės pergyvena, nemiega, galvoja, negali užmigti, tarėsi, kalbasi, taip yra ten. O paskui trūksta, išeina, jis jau nepasiruošęs, toks apsivėlęs ten ir taip toliau. Čia gali taip būti, žinai. Ir tik tai nereikia to daryti ir laikyti, kad čia įvyko kažkoks mongolų antpuolis, kaip aš kalbėjau jums, kad sudegita viskas, sugriauta. Ne, nieko nesitiko. Buvom olimpiadai, dalyvavom, užėmėm 18 vietą, gerai yra, o paskui reikia pažiūrėti, ką mes yra, pasikalbėti, panagrinėti, čia yra specialistų kalbasi. Ką mes pažiūrėti davinius, kaip yra. Taip, mano tokia mintis yra, bet pulti paniką nereikia, nes tikslai, kurios siekiam, yra... Gal mes esame Europos paskutiniai vicečempionai, palaukite. Viskas yra gerai. Daug dėvė, kad taip ateityje būtų skaitoma. Taip, jeigu žiūrėtume į platesnį, sakykime, ciklą, tai rezultatai yra nebejotinai geri. Dėl to jų gerų tikėjosi visi ir olimpinės. Be abejo, kadangi buvo pagrindas. Pagrindas buvo, bet kažkaip... Finišas, sako, yra sportininko veidrodis, jis nepavyko, nieko nepadarysi. Jonui Valančiūnui irgi labai nepasisekė čempionatas. Kokios galvojate gali būti to priežastis? Pats jisai sakė, kad nesusitvarkė su galva, Jonas Kazlauskas sakė, kad dirbti daugiau reikėtų krepšininkų. Noriu pasakyti, vienas dalykas, į Valančiūną kreipė daug dėmesio. Jį dengdavo gal dviese, gal dar kas ten padėdavo ir taip toliau, jis šito nesugebėjo padaryti. Sakysim, Sabonį ir taip padengdavo dviese, tryse, tai kitiem rankos būdavo labai atrištas. Taip, sprendimų priėmimas galbūt šlubavo Jono Valančiūno, jis persubėdavo, perlipdavo. Jo gal reikėtų, sakant, jis dabar matau, kad kamuolį paduoda, mėgina permesti per tą jo varžovą, kuris dengia, ten buvo ir gerai, yra kada ir autai metė galinį ir panašiai.
Bet čia reikia išnaudoti, čia komanda gerai, kad tave dengia 2 arba dar 3. Reiškia, kiti partijai laisvi, jam numetė kamuolį, o šito gal daugiau reikia atlikti, arba atsidengimas gal turėtų būti pasigeresnis. Nu, tai čia dabar mes nenagrinėsim, ką jis turėtų daryti, čia turėtų būti aplinkoj, žaidimų salėj, o taip turėtų būti, taip turėtų, ant to turėtum dirbti ir taip toliau. Gaila, kad, reiškia, jis randasi ten Amerikoje, nu ką, jo gyvenimas yra geras. Geras kontraktas, visą kitą, tik tai reikėtų, kai jis, aš kaip sakau, vyrai, jeigu jūs geriau žaisit, jūs daugiau ir uždirbsit, aš sakydavau. Teisingai. Ko tu geresnis, to tavo kontraktas bus brangesnis. Ir skaitau, jis šito turėtų siekti. Jis turėtų pats daviningiausias ir dabar iš visų, ir nežinau dabar kas, kur dabar gauti greitimai tokį žaidėją žmogų, kad jis reiškia būtų. Tai va taip. Tai kryptingai dirbdamas, būdamas dar 24 metų, tai čia viskas prieki. Jis gali dar transformuotis į kiek kitokį kokie žaidėjai žaidžia. Džinobilis, atsitraukia žaidėjai. Centrai kaip tik tai ilgiau žaidžia, kurie žaidžia vidurbą. Abdul Džabaras toks buvo. 44 metų išėjo. Chamberlainas 50 metų. NBA žaidė. Suprantate, ten yra kitas žaidimas, perbėgo tą aikštelę, atsidengė, jis ten ir panašiai. Mažiukas atsitraukęs, jis turi būti greitas, vikrus ir taip toliau, jis turi visą laiką išlaikyti greitį, su amžium greitis pasiblėsta. Tu vis lėtėji, suprantate. Bet Jono Valančiūno receptas būtų darbas ir dar kartą darbas, turbūt. Tik tai taip. Ir žinot, kryptingai reikia dirbti. Ne viskas, kad dirbti. Tas žodis darbas, tai toks man nepatinka. Treniruotis reikia. Darbas, tai man toj akyse. Kastuvas ir kasi ten, žinai, griovį kažkokie. Ne, treniruotis ir kryptingai treniruotis. Ant to, kad žinot, pirmiausia, jis turėtų gerai atsidengti ir mokėti apžaisti savo žaidėją. O jeigu dvigubas dengimas, taip numesti laisvam žmogui. Ot Mesina, treneris, kuris turbūt yra žinomas, ką treneris panašiai, aš galiu pacituoti jo žodžius. Reiškia, man reikia komandai 2 aukšto lygio žaidėjų, kurios padengti vienam negalima. Kada, sako, ateisi pagalba antras, jis sako, numestam kamuolį, tas padarys taškus. Paprastas receptas. Teisingai. Ir ypač, kada vidurio puolėjas, kada tu sutraukiant save žmonės, tik numeti ten atgal, ten 4-5 metrus ir jis ten meta. Ir dar jam reikėtų mokėti pašaukus mesti iš 5-4 metrų. Bet jis baudų metimus įmeta. Baudas gerai meta. Baudas jis tikrai šaunuolis, gerai jis meta. O reikėtų, kad į žaidimo pašokęs mestų, tai šitą elementą padaręs, jis jau paliktų kitoks. Bet jis atrodo labai nepasitikintis savimi, kai meta iš vidutinio nuotolio. Gali būti. Čia... Jis suabejoja vieną kartą, tada antrą kartą išmeta. Yra taisyklė, jeigu tu mesi ir netei, kad įmesi, tai nemesk. Turi tikėti. Daug čia kamuolį kaip imsi, ten ir bus. Tada tvarko. Bet jeigu tu, žiūrėkit, tik žmogus pradeda abejoti ir paprastai ir nėra. Toks dalykas. Čia metimas toks. Ir metimas yra elementas krepšinio numeris 1. Man klausia, kaip reikia laimėti. Sako, reikia 1 taškų daugiau mesti už varžovą. Ir tavo pergalė yra. Taip, kad laimė tie, kurie įmeta daugiau. Paprastas dalykas. Šiek tiek į pozityvesnę pusę žiūrint. Mantas Kalnietis turbūt vienintelis be priekaištų sužaidęs turnyrą krepšininkas. Taip, Mantas pragyveno sunkų laikotarpį. Traumą turėjo, atsistatymas labai ilgai ir panašiai. Net atrodė, kad tikrai su Mantu gali sudėtinga būti. Bet jis, vyrukas, pasiekė savo. Visgi žaisti tokiai pozicijai ir daryti virš 200 taškų, tai yra daug. Ir jis žaisdavo praktiškai be keitimų. Taip, daug ir ten jam daug ką reikalauja. Dar dengtis reikia žaidėjai ir panašiai. Taip, kad jis be abejo pasirodė aukštam lygiai. O tokių žaidėjų daugiau reikia komandai. Tai dabar kaip įsivaizduojate, koks bus tas rinktinės veidas kitose čempionatuose po olimpinių žaidynių? Jonas Kazlauskas, manote, liks ar ne? Visų pirma, pradėkime nuo trenerio. Sunku pasakyti, jo kontraktas buvo šitam ciklui olimpiniam ir aš kol kas už jį geresnių trenerių nematau. Gal yra gerų trenerių, bet šiuo momentu pagal tą visą biografiją trenerių ir taip toliau jis yra patyręs, sugebantis puikiai vadovauti ir taip toliau. Jis galėtų tą rinktinę vėl atgaivinti iš to taško, koks yra dabar? Galėtų, kodėl? Galėtų. Čia skaitau, kad kitais metais, jeigu paėmus rinktinę, ten per daug kažkokių pasikeitimų žaidėjų ir gali ir nebūti per daug.
juo labiau kartų kaita turbūt irgi dar nevyks. Iš karto rinktinė žengs į čempionatą Europos kaip viena iš favoričių. Tai skaitau, kad tikrai taip. Ir dar mes kitame Europos čempionate puikiai galim labai gaudytis. Skaitau, kur gali keistis ispanai. Gali keistis. O tada savo laiku, kada mes dar teko vadovauti federacijai, tai ispanai vadino, kad dabar tai yra mūsų aukso amžius. Bet sako, kai šitai išeis, sako, nežinau, kaip bus. Reiškia, iš tikrųjų, tokie žaidėjai, kaip pas jūs yra puikiai. Ventas Gazolis, ką reiškia turėti tokį žaidėją. Tai va taip. Nu, ir man atrodo, kad daug... Nors paskutiniai du jau be formos yra. Be formos. Navaro, pavyzdžiui, toks, aišku, jie yra ant ribos. Dar turbūt, kad ir gal visi buvo drauge, kiek tai metų dirbo ir kad gal turbūt ir sakė, klausyk, dar reikia, kai žaistų, pabaigėm kartu. Savo laiku mes olimpiadą ir, pavyzdžiui, 93, jo vaišė buvo, 38 metų amžiaus. Kadangi nusipelnė žmogus buvo, daug davė krepšinį. Tai Robertas Jeftokas buvo. Robertas Jeftokas dabar taip pat. Jis aišku yra svarbus. Svarbus yra, jo. Kaip šiaip tiesiog taip. Komandos siela, bet... Yra žmogus, kuris dar tam tikrą vaidmenį dar suvaidina per to žaidimą aikštelėje. Tai va, toks svarbus dalykas. Mūsų rinktinės sudėtis, nemanau, kad čia būtų labai kokių įvairių, labai svarbių pokyčių, vienas kitas žaidėjas ar ką. Ir dar skaitau, galim puikiausiai turėti stiprią rinktinę. Aš skaitau, kad turi paeiti priekį ir Valančiūno žaidimas, ir Sabonio žaidimas, supranti. Mindaugas Kuzminskas, kaip jo vaidmenį žiūrite? Jisai turėjo gerų rungtynių, turėjo blyksnių šitose olimpinėse žaidynėse. Jis vienas prieš vieną beveik nežaidė, tą jisai mėgsta, gali daryti. Taip, jis, matot, gal suprantat, reikia gal ir sudaryti sąlygas vienas prieš vieną. Mes darydam tai taip, reiškia, vieną pusę žaidėjų perkrova vyksta, reiškia, toj pusė, sakysim, 3-4, čia palieki vienas prieš vieną. Ir jis mėgina peiti, lenda, kad eina pasiekti, tam pas atiduoda. Toks paprastas schema tokio žaidimo. Gal, kaip sakant, kartais reikia ir tokių dalykų daugiau suteikti. Bet visumoje jis vienas rungtynės tikrai gerai atrodo, kitose kažkur pranyksta kartais. Bet tai čia vis tiek jis yra talentingas ir geras žaidėjas. Jo, jis toks gana lengvas kraštas, toks etaloninis, sakyčiau, lengvas, šoklus. Greitas toks metimą turi, jis geras krepšininkas. Tai gal jisai galėtų tapti tą centrinę puolimo figūrą kitais metais ir apskritai artėjančiam olimpiniam ciklui. Jis grįž po NBA, jis grįž geriau žaidžiantis dar vienas prieš vieną. Aš, pavyzdžiui, kitam ciklui, kitais metais aš net turiu galvoje tokia, va, tai yra 3 užtikrinti žaidėjai, tai yra Valančiūnas, Sabonis ir Kuzminskas. Tai užtikrinti. Ir Donatas Motiejūnas, jeigu grįž. Ir Donatas Motiejūnas grįž ir labai padės, suprantat. Mes jau beveik turim visą penketą ir daleiskim ir kad Kalnietis. Jo, prašau, yra. Ir kada penketas yra, jau mes prie jų galim priklijuoti. Teisingai. Toks dalykas yra. Taip, kad čia ne tragedija, viskas yra gerai, tik reikia padaryti tam tikros išvados ir taip toliau. O kaip dėl trenerio, tai čia yra jo pasirinkimas. Jo pasirinkimas. Aš skaitau, kad dar puikiausiai galėtų, nes yra dar jaunas vyras, 61 metai, aš baigiau 67. Taip jam sumušti mano rekordą reikia dar patreniruoti 7 metus. O jeigu ne jis, o jeigu jis nuspręstų vis dėlto nelikti, tai kas tada? Aš šito negaliu pasakyti dabar. Bet ką matote iš trenerių lietuvių, kas galėtų tą vietą užimti? Yra eilė trenerių. Kurtinaitis turbūt pagrindinis kandidatas. Yra eilė trenerių. Yra Kurtinaitis, kad ir daleiskim. Kiti, kur klubą treniruoja, kas čia žino, kaip čia bus. Čia, žinot, dabar galbūt kokie 5, ar 4, sunku pasakyti. Ir be to, kiti ir nelabai ir nori per tą vasarą dirbti, atsakomybės imti. Čia nėra lengvas darbas. Čia tu save pasmerkė jau, kaip sakant, tokiam kritikos kaip sakant, srautų jau. Kritikos strėlės į save. Jau čia turi būti tvirtas labai charakteris, neimti gal, dar Kazlaus sakė, sako, neskaitau nieko, jis teisingai daro. O jeigu dar grįžtume trumpai prie žaidėjų, prie tų, kurie galėtų artėjančiais metais būti vieni iš lyderių, šiais metais rinktinėje debiutavo toks jaunas krepšininkas kaip Marius Grigonis. Atrodė, kad viską lyg ir padaro teisingai, lyg ir žaidžia drąsiai, bet tiesiog pataikyti nesisekė. Kadangi jau kitas lygis, kitas dengimas. Sako, kas yra? Išėjo ir sako, nieko nebuvo. Tai palaukit, jisgi žaidė prieš dengėją, jį dengė kažkas. Visi atrodo, kai jis išėjo, prieš jį nieko nebuvo. Tai palauk, tave paėmė ir uždengė. Taip ir buvo.
Tu nori mesti ir tau nori mesti, bet tau nėra padėties. Ir tu paskubi ir tau metimas netikslus. Čia labai gaunasi. Nes, pavyzdžiui, pirmam metimui ruošiantis yra tokia taisyklė. Reikia būti garantuotam ir turi būti gera situacija. Kitas tik iš aikštę nubėgo ten atgal į siaujimą ir šveičia. Vienas pro šalį, antras pro šalį, jau trečias mes jau, nežinau, gali būti 3-0. Taip, kad pirmą metimą reikia ruoštis. Ir be to žino, kad tu esi snaiperis, kad tave dengia. Iš pradžių tas gynėjas labai kruopščiai dengia tave. Bet kada jis mato, kad tu toks, nieko labai pojus nėra, jis ir pats toks susnūsta tas gynėjas. Ir tu tada šitą jo būseną ir išnaudoji tu tada. Tada gauni momentą ir gražiai kokšti. Vienas, antras ir jau visai kitas dalykas. O vat pasisakysim buvo, kad jis kažkur paskubėjo arba metė biškai per daug gal iš tolimo nuotolio ir taip toliau. Nors jis yra tikrai gerai metą, teisingą metą ir pataikė, bet vat savo to galimybių to ir nebuvo panaudota, kadangi pateko visai kitą terpę žaidimo. Bet adaptuotis jisai turbūt gali per metus kitus. Gali be kalbų, irgi, bent jau šeštuoju žmogumi, be kalbų gali, jau klausykit. Pagrindiniu. Faktinai ir turėtų, tai būtų gaila, kad tokius žaidėjus paėmė ir paskui jie kažkur dings. Ne, jie turi toliau būti ir toliau turi kilti meistriškumas. Jau labiau Renaldas Seibutis nueina, atakuojančio gynėjo vieta. Teisingai, vis tiek jau, kaip sakant... Jis jau turėtų būti starto 5 krepšininkas Lietuvos. Tai panašiai, nes Seibutis yra 85 gimimo, mes dabar turim 17 metus, jis 32 metai. Čia dar ir nesenatvė, viskas yra gerai, bet jau reikia turėti... Žaidimo lygis jis krenta, rinktinėje jisai gerai žaidė. Užpakalinės linijos žaidėjus reikia turėti kokius 4. Faktinai, nes jie yra labai svarbus ir kad ten, jeigu turėsi 1-2, jie neišlaikys tos viso krūvio, to viso varžybinio ir panašiai. Tai va. Ir dar, kaip sakant, toks yra svarbus, akcentuodavo, kad labai svarbu išlaikyti nervinį tempimą rungtynių metu. Kai kas jau neišlaiko, sulūžta. Aš taip kalbėdavau. Yra žaidėjai, kurie gali žaisti tik valstiečių Spartakiadai. Yra žaidėjai, kurie tik olimpiadai tinka. Jie supranta, visada jie gerai žaidžia, kai ekstremali situacija. Kada taškas į tašką arba kad ir minusė. A kitas gali žaisti, kada yra +20. Tada, koks jis grokas geras, jis ir įmeta ir visą kitą. Ir vat, ar tik tai kartais neįeina kas į šitą sferą, kai kas į žaidėjų, suprantat. Aš nenoriu tvirtinti taip, bet žaidėjas turi būti užgrūdytas. Jis turi ten laimės, kurie puikiai žaidžia ekstremalioj situacijai. Jeigu jis ten palūžta, įsigasta, dreba, tai kai pradeda kalbėti apie jaudulį, man tai juokas, koks čia gali būti jaudulys? O jaudulys, kad ne, geras žaidėjas apšyla viskas, jis palieka kubingas ir žaidžia. Ir ko tas jaudulys? Gali sceną išeit dainuoti arba vaidinti, gali žodžius užmiršti, suprantat, ten scenai. O čia, skaitau, patyręs krepšininkas to nėra. Ot mūsų ta karta buvo, jie labai gerai žaisdavo ekstremalią situaciją. Labai galima buvo pasitikėti. Ir ant galo reikia... Bet šita rinktinė irgi yra išgyvenus labai daug ekstremalių situacijų. Taip. Ir skaitau, reikėtų dar turėti tokių žaidėjų, kuris, supranti, lemiamų momentų gali ką tai padaryti. Savo laiku, mano tai buvo Sabas Marčiulionis. Reikia taškų ir bus. Po to Jasikevičius buvo. Jasikevičius buvo. Bet dabar Jonas Mačiulis buvo pernai. Šiais metais jam netoks geras čempionatas. Na tai, Mačiulis gal biški nervavosi, ieškojo teisybės aikštėje gal per daug. Suprantat, čia nereikia su jais kalbėtis, čia nieko neprikalbėsi. Čia yra teisėjai, kuris, aš pats esu teisėjavęs savo laiku, turėjau pirmą kategoriją čempionatą. Man žaidėjas pradėjo kalbėti, aš jį sako, klausyk, pabaig, taip toliau. Dar kalba, gal palauk aš tau. Suprantat, ir čia taip yra, čia nieko neprikalbėsi. Tu turi... Gal ir neteisingai buvo, bet visumoje tai... Ir paskui save įstatai į tokį transą, nervuojasi ir jau nebežaidėjas palieki. Pabaigai, reziumuojant, artėjančiame olimpinėme cikle mūsų rinktinė vis tiek lieka Europos krepšinio elite ir pasaulio. Tvirtai lieka. Aš net neabejoju, tvirtai lieka, kadangi panagrėjame čia dabar atsisėdę. Kad turim puikių žmonių, turim visose pozicijose. Ir tik tai reikia, kad jie meistriškumas jų paaugtų, nestovėtų vietoj, nes turim pavyzdį, plaukime Meilutytę, kur minutė 5 ir viskas, ne, turi būti judėjimas. Jeigu stovi, tai reiškia eini atgal.
Toks reikia. Nes kiti eina į priekį. Jis eina į priekį ir tu viskas, stovi, jis eina į priekį. Tikslą pasiekia einantis, o nestovintis. Ir tokiu būdu skaitau, turėtų galbūt žaidėjim užduotis, ko jam trūksta, ant ko jis turi treniruotis. Nenoriu sakyti dirbti, bet prisimenu, kad reikia sakyti treniruotis ir panašiai. O taip, ateitis yra šviesi, aš nematau jokių debesų horizonte ir panašiai. Nu, buvo, bet faktinai tą, ką mes planavom, nu, viskas įvyko. Gerai, džiaugiuosi, kad taip pozityviai pabaigėm. Ačiū už pokalbį, ačiū, kad žiūrėjote. Tikėkime, kad olimpinių medalių dar bus, olimpiniai pokalbiai taip pat grįžo, dabar atsisveikinu iki kitų susitikimų.